Šiandien man snigo. Atsikėliau ankstų rytą, bet aš nemėgau šalčio, pažiūrėjau per langą, sninga. Išeinu į lauką, prisnigta, pasiėmiau lopetą, noriu į darbą važiuoti. Reiks sniegą, kas pradėjau kasti sniegą. Kas su sniegą, savo mašiną noriu. Noriu išvaryti, mašinos ratai buksuojasi. Aš nervinuosi, nes vėluosiu į darbą. Žinot, kokia mano viršininkė, jinai tiesiog pasiutusi. Ypač jeigu vėluoja, jai nesvarbu koks oras, nepapasakosi, kad čia sniego daug, reikia šiupeliuot, ji ten gyveno tam darbę. Tai Koks jis skirtumas? Atrodo, būtų. Vėluoja, nevėluoja, pasėmiau tą šiupelį ir įsidėjau mašiną, galvoju, ir sėdėsiu, lauksiu, kol ateis kas nors. Kol sniegas nutirps galų gale. Tada galėsiu išvažiuoti ramiai. Koks skirtumas? Vis tiek, aš dabar piketuoju, aš protestuoju, nieks manęs čia neišvarys, aš nekovosiu prieš tą sniegą, tiesiog sėdžiu mašinai, paskambina viršininkė, sako, kur esi? Sakau, sėdžiu mašinoje. Tai gal jau važiuok į darbą? Sakau, negaliu, užsnigo. Užsnigo viršininkė, dievaži, patikėkit, sniego pilna mašina, neišvažiuoju. Sako, man mažas reikalas, tavo sniegas, tavo problemos. Man reikia, kad prie kompo tu sėdėtum, kad raštus rašytum, programuotum. Programuotum, skurtum C++ programą šiandieną. Aš taip giliai įkvėpiau. Iškvėpiau. Sakau. Pasigirdo signalas. Pip, telefonas. Po kurio laiko, prie 5 minutės galvoju, ne fainai, sėdžiu, bet vis tiek protestuoju ir... Sugalvojau, gal aš eisiu pėsčiomis. Nuleidęs galvą kaip pasidavėlis, einu per sniegą link sustojimo. Ir užkliūnu kažkokį pusnį koją. Gerai, kad lopetą tempiaus paskui save. Atsikasu, pasižiūriu, o ten žmogus guli. Negyvas, aišku. Galvoju, nereiks į darbą, skambinu policijai su dideliu džiaugsmu. Sakau, radau žmogų. Atkasiau aš jį. Gelbėkit gal, nors gal ir neverta. Nors gal ir neverta, jis jau kaip ir miręs, dar klausiu. Ar man ką nors daryt, Gal nereiks į darbą, sakau, nes radau lavoną. Jau iš tikrųjų tiek daug džiaugsmo atsirado. Žiūriu, dar žiedas yra ir grandinėlė, galvoju. Niekas nežino, kas ten buvo ant tų pirštų, ant tų... Ašgi galiu, taip sakant... Nusiėmiau viską, įsikišau į kišenes, atvažiavo policija. Tai ir klausiu, sakau, radau lavoną, reikia eiti į darbą. Ir policija man sako... Važiuojam į nuovadą, mažutį.